jausmas, kai namų sąlygom filmuoji ir lauki, kada pasibaigs Sveikučiai. rūbų skalbimas. Galim pradėti? Wow. Nu tai ką, apsikeitėm vietom. Aš Tak. prašiau Dominiką, Žiūrim jūsų budrumą, kiek pastebėjot. nes man šitą pusę labiau patinka, jeigu taip tiesiog atvirai. Tai va. O šiandien sveikinamės antrajame epizode. Kiek praėjo laiko? Savaitė. Tik tais. Nu. Čia idealiu atveju aš ir norėčiau, žinai, kas savaitę kelti, Nu, būtų labai gerai. bet artimiausiu metu nemanau, kad tai pavyks. Bet užtat, kol dar yra laiko, tai laikomės viso plano. Nes dabar kiekvieną minutę brangiai jau dar. Any minute now. Jo. Tai va. O norim padėkoti dar labai už komentarus, už žinutės, kurių Žiauriai daug susilaukiau. susilaukėme, ne? Nu, labai faina. Skaičiau Dominikui viską irgi. Toks susidėjau. Tai žodžiu, tai labai labai smagu. Ir visur aplamai, tai prasme, ne tik, ne tik tavo įsikėjai, žinai, bet labai daug yra tie, matai, YouTube'ai, kas rado mumis ir irgi Nu, parašė, jo, kad naujas turinys, faina pamatyti tokius Mm. žmonės. Tai labai su jumis sveikinamės. Ir šiaip labai faina, kad taip šiltai priėmėt visą šitą mūsų projektą pokalbių. Aš bandžiau tavam paaiškinti savo, ką mes tavusime, sakau, mes eisim filmuoti podcastą. Ir tada bandžiau paaiškinti, kas tas per dalykas yra. Tai žodžiu, Tai sako tinklalaidė ir tinklalaidė, nu. nieks nesikeičia. Nu, man tai tas lietuviškas tinklalaidės atitikmuo tai toks nelabai apibūdina, kas iš tikrųjų yra tas podcastas. Nu, man labiau tada jau pokalbių laida galbūt. Socialinių tinklų laida. Socialinių laidų tinkla. Socialiniai tinklai sutrumpintai tinklai tiesiog ir Nu, tinklalaidė. bet tai čia, ta prasme, ne... Turtinis žodis ne čia ta- tokį ką tik padariau lietuvių kalbos nagrinėjai. Bet, nu, čia vis tiek, man tai, pavyzdžiui, netitink. Man, tai Ne, man labiau, irgi ne. man labiau tada gal pokalbių laida būtų, o ne tinklų laida. Bet taip pat nuėjom iš šono. Visiškai. Nu, žodžiu, nu tai gerai, tai tada kaip ir keliavom, tada šiandien nieko nelaukiant iškart prie mūsų antrinės temos, kurią užkabinom per pirmąjį Jo. epizodą. Kas matėt pirmą epizodą, tikrai matėt ir žinot užuomazgą. Nu, tai va, keliavom. Tai šiandienos tema yra santykiai prieš ir po vestuvių. Nu, To skambaus žodžio tokia. nu, tai va, tai kažkaip... Nusprendėm, kad labai įdomi šiaip tema yra. Nes ta prasme, šiais laikais, vat, būtent mūsų amžiui gal visai jinai kitaip suprantama. Aplamai kiekvienoje kartoje yra kitaip suprantama. Ta prasme, visiškai kita samprata yra tarp žmonių, tarp kartų, ar ne. Pas millennials viena, ten Gen Z kita, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Labai gal būtų įdomu tiesiog pamatyti, kaip mes viską tą matom, kaip mums atrodo, kaip mes įsivaizduojam, kaip turėtų, nu, nėra kaip turėtų būti, kiekvienas nusprendžia, kaip turėtų būti, bet tiesiog gal savo patirtį pasidalinti, ne? Jo, nu, savo požiūrį į tą santuoką ir šiaip padaryti gal šiek tiek tokių kažkokių insightų ir, nu, apmąstymais tiesiog mūsų pasidalinti, kaip Jo. mes mėgstam. Tai va, gal tada reikėtų trumpai pradėti nuo to, Kaip viskas prasidėjo? nu, ta prasme, kaip mes susipažinom tą mūsų susipažinimo istoriją. Viskas prasidėjo gūdžiai. Ne, aš dar dariau tada, kai aš visada pasakoju ir tada reelsas yra. Tai Kur aš tiesiog ta- socialinius tinklus susipažinom ir ten. Nu, kur aš tavęs tada klausiu, kaip susipažinom. Nu, tai gerai, perimsim vienas iš kito, gerai. Jo. Bet pagrindė tu. Gerai. Tai realiai jo susipažinom per mano geriausią draugę. Dominikas tiesiog buvo draugai su ją. Jo. Internetiniai irgi draugai tokie, realiai. Realiai užsimesgė ant. Per Facebooką viskas užsimesgė, per like ir parašau, jeigu taip jau atvirai. Klasikinis, sakom, va toks. Mūsų O kartos, tai čia irgi like ir parašau, like ir nuomonę, like ir Mes įvertinsiu. aplamai socialinių tinklų vaikai esam, tu prasme. Nu, pradžia visą Jo. prasidėjo, realiai jo. Nu, prasidėjo biškutį anksčiau, bet mes buvom tam Įkarštis. pačiam kilime, žinai, socialinių tinklų. Na ir kai- jie dabar dar kyla toliau. Nu jo, bet, ta prasme, kaip tie didieji dabartiniai grandai, kaip Facebookas atsirado, Instagramas, Jo. vat mes buvom tam, va, Jo. žinai. Mes buvom, nu, vat jų tų tinklų pradžioj. Jo. Nu, tai žodžiu.
Tai susipažinom tiesiog, irgi aš kažkada tiesiog paspaudžiau ant Dominiko like ir parašau, nes aš žinojau, kad mano draugės... Buvau rekomenduotas. Jo, kad buvau, kad labai fainas žmogus pokalbių, žodžiu, pokalbiams palaikyti, susirašinėjimai, tikrai fainas žmogus. Tai Podcastus jau tada darė. Tai galvoju, paimsiu, pabandysiu ir paspausiu, žiūrėsiu, kaip man čia pasibendraus su tokiu žmogumi. Nu, tiesiog faina. Kiek čia metų buvo? Aš buvau 8 klasėje, tu buvai 10. Tai man buvo 14, 16, kažkas tokio. Ja. Nes tarp mūsų 2 metų skirtumas yra. Na tai va, tai tiesiog pradėjom susirašinėti. Na ir tada tiesiog, va, ir buvom tie internetiniai draugai pagrindę. Labai daug susirašinėjom, karts nuo karto susitikdavom. Ir... Bet labai retai. Ten gal... Labai retai, bet Maks retai. Nu, dėl to, kad skirtingos mokyklos buvo jo. Tai dėl to, nes jeigu būtų ta pati mokykla, tai visai kitaip kas būtų. Nu, taip. Tai va, bet ryšį tą, ta prasme, internetinį, tai palaikėm tikrai labai... Intensyviai ganėtinai. Ta prasme, ten vos ne kasdien. Jeigu ne kasdien, tai ten kas antrą dieną. Nu, tai taip, nes ten... Tais laikais tai būdavo, kad atsikeli rytį kokiem 5 žmonėm parašai labas, kaip sekas, tipo, arba ką veikia. Nu, tiesiog... Tiesiog casual būdavo, jie tu grįžti iš mokyklos, atsėdi prie kompo, tipo, daryti namų darbus. Ir tu pasijungi, aišku, muzikos, darai namų darbus, įsijungi Facebooką ir tada kokiem ten 5, ten 8 žmonėms surašai ir tada kažkas atrašys, kažkas neatrašys. Ir tiesiog tada kažką užsiemi, klausai muzikos, tiesiog vaibini ir ten kažkas atrašo. Ir taip vakars vyks. Bet kaip mes tada spėdavom, aš pavyzdžiui dabar man yra sunku palaikyti ryšį su labai artimai žmonėm. Ir 1, 2, ta prasme, aš pavyzdžiui žmogus esu, kuris ten žinutės atrašo, labai, ta prasme, po kokių valandas, 2, žinai, ir tai čia, ta prasme, vienam. Dabar, žinai, visai, ta prasme, dienotvarkė visai kitokia. Nu, taip. Susidarė. Nu, tada nes per pamokas susidavai čia, dabar, kai reikia dirbti iš tikrųjų dėl savęs, tai biški negali. Visai kas kita, jo. Nu, tai žodžiu, tai gerai, tęsiant toliau mūsų istoriją. Tai realiai, nežinau, kas susišvietė vienu momentu, kai man buvo 16, Dominikai 18, tai čia jau 2 metai buvo draugystės. Ir tiesiog kažkaip Dominikas, man rodos, buvo po išsiskyrimo. Jo. Ir tada kažkaip, nežinau, kažkaip ten pradėjom ten šiaip bendrauti, man irgi neaišku, kas 16, paauglė, tiesiog irgi gal ten tuo momentu neturėjau ką veikti. Ir tiesiog kažkaip vieną dieną maždaug visas mūsų tas internetinis bendravimas pakrypo realiai biški kitokią linkme. Ir pradėjo kaip ir veistis tokie, nežinau, toks flirtavimas. Jo. Nu ir tada buvo nesąmonė. Nes tiesiog, ta prasme, nebuvo laikas to daryti. Ir mes tada realiai ten pradėjom draugauti. Tiesiog, aš net nepavadinčiau to draugavimu. Tiesiog bandėm toks kažką... fling buvo. Jo, bandėm kažką pavystyti savaitę laiko. Ir maždaug tada Dominikas sako... Savaitę? Apie savaitę. Nu, ta prasme, gal vystės daugiau, gal porą savaičių. Bet, ta prasme, savaitę laiko, jeigu taip jau rimtai sakyt, kad kažką, tipo, bandėm. Tai ir tada Dominikas... Aš išvažiavau iš naujų metų į Vokietiją. Nėra mano pasididžiavimo pikas šitą istoriją. Ir tada tiesiog, ta prasme, grįžinėjant namo, sulaukiu žinutės, kad, sorry, žinok. Ir dar per žinutę. Sorry, žinok, tipo, nemanau, tipo, kad reiktų čia mums kažką daryti. Raudonai. Ir aš tokia kaip ir buvau skaudinta, bet tik dėl to, kad maždaug kodėl jisai, tipo, gavo tą padaryti, nes aš irgi lygiai taip pat jaučiausi negerai, bet, tipo, tiesiog kažkas neklikina, kažkas buvo, kad, ne taip. Jo, bet, tipo, bandžiau dar, tipo, susitaikyti, žinai, su tą mintim, kad, gal čia įsivažiuoju, žinai, viską taip toliau. Ir kažkaip tada jaučiaus gal įskaudinta, tipo, nes, tiesiog realiai vis dar jaučiaus, kad tu buvai mano draugas. Ir realiai po to laiko tiesiog tada nutrūko visi ryšiai. Tipo, bandėm, tipo, dar draugais išlikti, bet tiesiog neišėjo. Tai va, tada labai ilgą laiką nebendravom. Va taip, atsėdindam ir tokią istoriją pasakom. Maždaug vis popkornus, kas čia vyks. Tada realiai Dominika, tada ilgai nebendravom. Dominikas išvažiavo į
savanoriauti į kariuomenę. Po 12 jo iš karto. Jo, o jisai, kai išvažiavo savanoriauti į kariuomenę, man kaip tik tada buvo 11 klasė praėjo. Bandė dar jisai porą kartų sukontaktuoti su manim, bet aš neturėjau ką jam pasakyti. Ir tada viskas realiai jau rimtai prasidėjo, kai Dominikas grįžo iš po kariuomenės. Nu, kažkaip nežinau, bet, nu, tikrai, ta prasme, biški šiek tiek gal tos disciplinos vyrai gauna toj kariuomeniai. Nu, bet tiek gal. Tam kartui. Tam kartui. Nu, tavo, nes vis tiek, kai pagalvoju dabar, nu, tai, nežinau, nu, žodžiu, ta prasme, vis tiek, tai važinai. Pirmą įspūdį sudaro, ne, kad, nu, vaga. Na, bet paskui, kai tu pamatai, nu, kad ten, nu, vis tiek ten visi ten susirinkt jaunuoliai tokie ir visi smagintis vis tiek nori toliau ir gyventi savo, žinai, tą palaidą tokį gyvenimą, žinai, tai po kariuomenės kaip tik gal ir grįžti disciplinuos, bet ir to pačiu nori pasileisti laukus, nu, nes vėl pajauti per naują tą laisvę. Tai žodžiu, o man kaip tik buvo prieš 12 mano klasę. Vasara buvo ir kažkaip netikėtai taip gavos, kad bendroji kompanijai susitikom. Ir tada buvo 3 mėnesiai realiai mano širdgėlos užgniaužto pykčio ir realiai Dominiko išbandymas, kaip jisai čia su manim nori iš tikrųjų bendrauti, nes Dominikas labai parodė, ta prasme, tą norą. Jo, aš tada grįžęs kažkaip tada tai draugų kompanijai, kai susitikom ir tada vėl Pauliną pamačiau ir tada toks galvojau, tiesiog labiau pradėjau permąstyti, o kodėl mes, nu, tipo, kodėl tam taip viskas pasibaigė ir viską, nes galvoju, nu, pasiilgau visai viską ir bendrauti. Nu, pradžioje aplamai, kaip draugės pasiilgau, kaip pamačiau. Tiesiog to viso bendravimo, tokia nostalgija parėjo, o vėliau taip kažkaip taip vystėsi ir, nu, ir artimiau kažkaip vis tiek norėjęs kažkaip pabandyti, atrodo, iš naujo, nu, ir taip toliau. Žiūri, galvoju, blemba, visai graži, ne? Aš čia paleidau, galvoju. Nu, žodžiu, tai va, tai kažkaip... Susijėmiau. Nu, ir labai tada atkakliai rašė, ta prasme, man ten kiekvieną dieną ir, žodžiu, labai norėjau palaikyti tą bendravimą. Ir 3 mėnesius realiai, nu, aš taip žiūrėjau, čia labai atsargiai visą situaciją vertinau, aišku. Nu, dar atsižvelgiant į tai, kad tie 3 mėnesiai nebuvo mano irgi pikiniai gyvenimo mėnesiai. Nu, tai žodžiu, tai po tų 3 mėnesių kažkaip pat ir pradėjom tada visai netikėtai draugauti. Per Halloweeną. Nu, beveik per Halloweeną. Ir nei vienos dienos nuo to laiko daugiau nebebuvom atskirai, ja. Žiūrėjau, keista dabar prisimenus, šiaip iš tikrųjų. Na, tai žodžiu. Tokia va istorija. Filmą reiktų susukti. Nu, tiesiog susukit filmą, kas nors ką tik idėja davė. Čia, ta prasme, kai pasakai susipažinimo istoriją ir čia nėra tokia trumpa jau ta susipažinimo istorija ir jinai tokia gan... Nes pažįstamus skaityti... Complicated, jam tokia sudėtinga gan, bet... Ir ta ne ta iš tų maliniųjų, kur tiesiog, ai, tai per socialinius tinklus, ar ten dar kažką, bet tas su visais kalniukais, su visais gerais ir negerais dalykais. Ir tada, kai kas nors paklausė, tai, nu, tai kaip jūs susipažinot, ir tada toks, aš čia bad guy esu. Nors šiaip aš jaučiu, net nieks nepasakytų, nu, tipo, iš šono. Nu, tada, žinai, dar buvo kitoks mąstymas visiškai. Nu, taip, tai žodžiu, tai kažkaip... Ir tada mes draugavom, kol pabaigiau 12 klasių. Ir tada... Užsigydė Pauliną važiuoti studijuoti. Norėjau važiuoti studijuoti Kauną. Dominikas jau turėjo darbą Šiauliuose, jis kažkaip po kariuomenės bandė, buvo įstojęs į kažkokias studijas ištęstinės, bet tu nutraukei. Aš į vadybą buvau jo Klaipėdos universitete įstojęs. Nepatiko. Kokia ironija, nes dabar dirba vadybininku. Nu, žodžiu, tai kažkaip, sakau, noriu važiuoti studijuoti Kauną. Noriu Kauną ir į Vilnių, ta prasme pasižiūrėsiu, kur įstosiu. Bet faktas, kad iškart važiuosiu studijuoti ir kažkaip pradėjom kalbėti, kad, nu, kažkaip rimti tie santykiai ir neįsivaizduoju, kad aš galėčiau važiuoti ir, 100% noriu, kad važiuotum kartu su manim, bet man rodos, kad tu net pats tada irgi, tarsi aš net... Buvo aplamai tas pokalbis toks įdomus, kai, maždaug tai ką mes dabar darom, nes tu tai tikrai važiuoji, ta prasme, nėra kito pasirinkimo ir tada
ką darom, ar, tipo, kaip ir norim būti kartu, viskas kaip ir faina, bet tas long distance toksai, gal pabandyti reikėtų. Iš pradžių buvo tokia mintis, kad, tipo, tai tada, long distance būtų santykiai, bet tada, toks kaip ir liūdna kažkaip, nesinori paleisti. Kai ir taip realiai mes gavos taip, kad, antiek mūsų tie santykiai buvo, antiek artimai, ta prasme, vienas su kitu bendravom, kur, pavyzdžiui, pas mane būdavo, kad, aš savaitės dienom nesusitinku su niekom, aš grįžtu iš pamokyklos, abitūrą, aš rašiausi egzaminam ir tik tai savaitgaliais ir jau tas buvo, pradėjo darytis realiai labai didelis iššūkis, nes vos nenorėdavos, ne kiekvieną dieną, bet, kas antrą, kas trečią, ta prasme, vis tiek norėdavos susitikti, vis tiek norėdavos, ta prasme, ir gyvai pasikalbėti, ta prasme, Ten būdavo iki tokių momentų, kad tiesiog pravažiuodavau, užsukdavau ten 5 minutėm ir viskas išeidavo prie namų. Tas prisirišimas vis tiek buvo tas dalis, aišku, čia tas pirmi metai, tas medaus mėnuo, kaip vadina visi, vis tiek jisai tą savo daro, tie visi ir hormoniniai dalykai. Bet aš kažkaip labai ryškiai prisimenu, kad, realiai net nelabai svarstėm, kad aš čia važiuosiu, tu nevažiuosi. Jo, kažkaip labai greit priėmėm tą sprendimą, kad maždaug, aš važiuoju kartu. Tipo, aš norėčiau, bet Dominikas realiai vos neiškart pats pasakė, kad, tai aš tada irgi važiuoju. Aš irgi tada, bandau stot kažkur, kažką reikia daryti su savo gyvenimu, ta prasme, bandau kažkur stot. Pradėjom žiūrėti irgi įvairiausias studijų programas Dominikui. Bet Kaune kažkaip nieko neradom. Kaune neradom nieko, ta prasme, nes nebuvo programų tokių įdomių. Ir jis tada įstojo iš tęstinės į Vilnių, bet vis tiek nuo Kauno į Vilnių. Mažiau važiuoju. Nes tenai būdavo vakarais, ir važinėdavo Dominikas karts nuo karto. Pirmus metus, ne, kažkaip. Tai žodžiu, tai išsikraustam realiai po nepilnų metų draugystės, išsikraustam į Kauną. Jo. Ir tada po 8 ar 9 mėnesių. Apsigyvenom, ta prasme, kartu. Ir visiškai nauja mieste, be jokių draugų, be jokios šeimos. Vieni. Jo, vieni. Ta prasme, visiškai nieko nepažįstam. Bet mes tokie laimingi buvom, ta prasme, mes įsikraustėm, mums tas pirmas savaitės iš viso, Game changeris buvo visiškai. Ten, ta prasme, tiesiog meilės lizdelį atrodo tokį sukom ir paskui net ir kai pradėjo sunku darytis, nes Dominikas susirado darbą, kadangi iš tęstinės studijos aš nuolatinės studijas įstojau, mane dar tėvai išlaikė ir kažkaip net kai ir sunku pradėjo darytis, ta prasme, darbe, studijose, ten, nežinau, mums, ta prasme, taip faina buvo kartu gyventi ir kažkaip, atrodo, nieko netrūko. Tai žodžiu, tai labai tvirtą pagrindą tose santykiuose mūsų, manau, padėjo tas, kad mes realiai, apsigyvenę kartu, kai ten visi sako, kad oi, čia pirmus mėnesius čia bus tragedija, čia nesusitarsi dėl to, dėl pyksitės, buitis, tas, anas. O čia dar į kitą mėnesį, tai čia nebus kur pabėgti, išvažiuoji. Kur ta prasme, į kurį užkart įsivaizduoja blogiausius scenarijus, o kas jeigu susipyksim, o kas jeigu išsiskirsim, ta prasme, pasirašėm sutartį metam nuomos, tu nepabėgsi, ta prasme, ką tu skirtingose kambariuose gyvensi, ten Dominika, ta prasme, realiai abudu visiškai naują gyvenimo etapą pradėjom, tipo, ką darysim. Ir antiek, tų kitų žmonių, tos patirtis, žinai, tas toks, būna visokių tų patirčių, tame ir yra esmė, bet mum buvo antiek keista, kiek mum gerai. Kad net galvojam, kad kažkas negerai. Kad antiek mes laimingi, tai kad tiesiog, tiesiog. Ir tada taip sukonektinom iš jūsų jau į kitą lygį, kad, pasiekėm jau tada viršūnės, atrodo. Ir tenais mes išsikraustėm, buvo kas rugpjūtis. Ir aš maždaug jau toksai prieš Kalėdas, man atrodo, buvo, kad aš toksai, viskas, supratau, jau man tiek užteka, čia grįžtam iš kurį į pirmą podcastą. Traileris, kad tiesiog supratau, kad, viskas, tada viskas čia gerai, įsikraustėm, pragyvenom ten 4 mėnesius ar kiek tenai, žinai, kartą, jokių problemų, laimingi ir taip toliau, galvojam, pasipiršiu, viskas tvarkoja. Negalvoju, kas čia galėtų būti blogai ir ten dar kažkas. Jau tada žinojau, kad maždaug, tai galvoju,
ar nebus per anksti, nes mes tada išsikraustam ir planavom iš karto rugsėjo ir spalio būlino tokius ir sakom, varom kitą vasarą į Turkiją. Atostogų prisimenu ir aš nesu buvęs dar viskas skaičiuoti, sakau, varom viskas skaičiuoti ir taip toliau. Ir aš toksai išvarėm į kitą miestą, nuomą mokam ir įsidarbim ten už minimumą, ten tiesiog, kad nuo kažko pradėti, nuo laiptelis kilti ir taip toliau. Ir, nu gerai, sakau, ką aš žinau. Ir tada gruodį dar hitina tasai, kad maždaug nori pasipiršti ir tada, kaip čia dabar pasipiršti ir taip toliau. Ir tada, nu tai turbūt Turkijai vis fainiau negu čia kažkur šiaip randam, žinai, ir taip toliau. Tai galvoju, gal Turkijai, gal gražiai vietos rasti ir taip toliau. Ir tada jau nusprendžiau, kad norės pasipiršti ir tada atėjo Korona. Ir tada atėjo jo perėjo nauji metai ir vasarį tada hitino, vasarį kovo hitino korona ir tada viskas užsidarė. Visos kelionės, nieks neaišku. Ir tada prasidėjo pulino socialinių tinklų karjerą. Realiai. Jo. Nu, ta korona apskritai, aš kaip suprantu, visiems buvo labai labai didelis pokytis gyvenime. Pas daugelį, ką per koroną įvyko, tam tikri lūžiai. Mano atveju tai jo, socialinių tinklų karjera. Ir vėlgi, kai buvo, žinai, labai daug ir per radiją skalavo, ir per žinias sakęs, kad čia va visam pasaulyje, taigi skrybų padaugėjo, taigi tenais prisimeni buvo labai daug, kad čia žmonės susidarė, čia prasidėjo pykčiai, skrybų ten procentas padidėjo, ten ar 20 ar kiek ten procentų, ten ir Kinijai, visam pasaulyje, kad buvo ir toksai mes žiūrim, ir toks, kodėl? Čia geriausias dalykas, ką gali, tu turi būti namie ir su savo artimu žmogum, taip. Na. Taip, čia tiesiog vacation yra. Na. Tai žodžiu, tai jo, bet tada Dominikas man pasipiršo. Jo, ir tada Birželio gale buvo. Atsišaukė, nu ta prasme, ta kelionė atsišaukė, bet mes maždaug, nu vis tiek artėjo vasarą. Kažkaip buvo, kad biškį atlaisvinam, prisiminti tą vasarą. Jo, kad mes pakeitėm kelionę kryptį iš Turkijos į Palangą, tiesiog. Klasika, jo. No. Jo, ir tada birželio gale važiavom į Palangą. Ten Pulinas ir gimtadienis buvo, tai kaip ir toks gimtadienio šventimas buvo, čia tradicija jau praktiškai daras, Pulinas ir gimtadienio yra atostogas. Ir tada nusprendžiau, kad pasipiršiu Palangoje ir ten prisimenu, taip jaudinus tenais. Važiavom, visą laiką žiedal negalėjau laikyti namuose, laikiau darbe. Tada jau prieš pat atostogas, tą dieną jau, kai grįžau namo pasimpulinų ir kai varėm prie jūros, įsidėjau irgi, kur čia pasidėti, kad nepamatytų. Kad nerastų, galvoju, ir taip žiūrėjau, ten į bagažinę prie daiktų niekur negali dėti, į durelės ir kažkur. Vienintelė vieta, kur radau, tai kai vairuotojo vietoje, nes aš žinau, kad aš vis tiek vairuosiu, tai vairuotojo vietoje, durelėse, tenais vis laik yra šlatelė ir škurliuks, žiemai tiesiog už jų ten, uždėjau, bet galvoju, jeigu išsipurins dėžutę, kas tada, ten iki tiek buvo. Ir prisimenu, ten prieš pat jau einant jau prie, jau į miestą ir tada prie jūros, irgi ten nubėgau, susigalvojau kažkokį ten atmazą, kad tenais kažką reikia paimti iš tos mašinos, man atrodo, net pamiršau, man atrodo, paimti. Skėti, man atrodo, gal ne? Kažką tai. Gal skėti, net neprisimenu, man atrodo, ar paėmiau ir nepaėmiau. Nu, žodžiu, ten, kad taip, drebančiau rankom paėmiau. Nu ir va. Aš tai atsimenu, kad visiškai nesitikėjau, kad Dominikas pasipirš. Mes nuėjom tiesiog pasitikti saulėlydžią. Jo, pasiėmėm šampaną, pleduką pasiėmėm. Ir atsisėdom kopose ir tiesiog... Ir aš toks galvoju, tai va, palauksim saulėlydžią, ilgiau pasidėsim, pabendrausim viską. Ir man, aš sėdžiu ir man čia taip pat. O aš nieką nematau, ta prasme, aš ant kiek nieką nemačiau, nes aš sakau, mane nufotkink tenai, žiūrėk, aš tave nufotkinsiu, tipo kartą nusifotkinam dar, tavo, žinai. Ir dar su šortais būnu ir galvoju, kaip kad nesimatytų, man atrodo, su šortais jau buvau, galvoju, kaip įsidėti, kad nesimatytų tos dėžutės, nes tiesiog to. Iškėl, jo. Ir aš ant tiek visiškai, ir kažkas buvo, kad aš tiesiog, kad aš žiūriu kažkaip į tą saulėlydį ir tiesiog Dominikas tai pradėjo, taip gražiai kalbėti.
Ir aš taip atsisuku ir, nu, tiesiog galvoju, kaip faina, koks mielas momentas, nes mes, nu, dažnai mėgstam taip vienas kitam, taip, nu, gražių žodžių, ta prasme, paberti, priminti, kaip vienas kitą mylim. Ir aš taip žiūriu, viską taip toliau. Ir aš tada žiūriu, kai jis pradėjo judėti ir aš tokia nesuprantu, kas vyksta. Tokia, Jis juda? tokia, aš sėdžiu ir tiesiog, nu, man kažkoks, nežinau, kosmosas, nu, tipo, buvo, kad atrodo iš niekur, iš giedro dangaus ir aš taip žiūriu ir aš taip sakau, nu jo, gerai, žinai, tai va taip maždaug, bet tiesiog atrodo, kad tuo momentu net nesuvokiau, kas ką tik įvyko, nes antiek viskas greitai įvyko ir aš taip, aha, jo ir tada toks žiedas jau ant mano Jo, ir rankos tada aš vėl tokia, taip, ir taip, nu, jau pasidžiaugiam viską ir taip atsisėdu ir tokia. Nesuprantu. nesuvokiau, nu, kas Ir ką tik toksai įvyko. pradėjau galvoti, ar čia viskas gerai dabar vėl, žinai, ar čia tikrai norėjai ir taip. Nes, žinai, aš manau dar tas, kai, nu, vat, nu, tu ruošies tiek mėnesių ir tu žinai, ta prasme, viską taip toliau ir nu, tu tiek mėnesių psichologiškai, žinai, tą, o aš kur, pavyzdžiui, nu, visiškai neturėjau minty ir taip iš niekur ir taip, aha, gerai, ir ta viskas jau įvyko, jau aš pasakiau taip, maždaug dabar toks. Ir toks bandai suprocesinti, ką tu procesinai pusmetį vos, nežinai, aš bandau suprocesinti, kas, nu, ta prasme, per tas porą minučių, kad, nu, tipo, ant kiek viskas persivertė, nes iškart galvoju, o dieve, tipo, aš jau viskas, aš susižadėjęs, čia jau mes vestuvės, čia jau mes, ta prasme, rimtai gyvenimą kartu, tipo, sėsim, nors, tipo, nu, atrodo... Na, tai dar tik praėjo, seniukai. Ne, bet, nu, tipo, atrodo, kad, nu, galvo, ir tiesiog atrodo, kad tiek viskas kyla tada tose mintyse, ta prasme, tiek minčių visokiausių. Ir realiai aš manau, kad ten normaliai suvokiau, kas įvyko, nu, ta prasme, ir kad čia labai natūralus žingsnis buvo ir viską taip toliau, tik po keletos dienų, gal net po savaitės, ta prasme, nu, kur tiesiog iki galo, žinai, jau suvokiau, nu, kad, tipo, nu, jau viskas, jau čia rimtai, čia ne šiaip kažkokie, žinai, pašnekėjimai ten ar dar kažką, nu, kai ten sakydavom, kad norim ten gyvenimą kartu. Jo, nes jau Sieti ir buvo taip iki to toliau. kažkaip, nu, kalbėdam, ta prasme, nekalbėdam apie vestuvės, apie ten santuoką ir taip toliau. Tiesiog sakydam, nu, kad norim. Dominiks, kai draugavo su manim, jis jau po 3 mėnesių draugystę sako, einam susituokti. Sako, ką čia nusišnekė? Nu, tai, O tai ką? nu, einam susituokti. Nors kas man tiekingiausia yra, kad, ta prasme, Dominikas dar prieš mum pradedant draugauti, nu, va čia ten, bet, ta prasme, tas prieš pradedant draugauti, tai va tos 3 mėnesius, kada va bendravom, kada jau abudu buvom pilnamečiai. Ir Dominikas buvo užsiminęs, kad jisai nenori, ta prasme, nu, nelabai supranta santuokos prasmės. Aha, čia toks įdomesnis jo buvo. Nu, nors dabar Dominikas sako, net nelabai prisimena. Aš ne, kodėl. jo, aš kažkada irgi kalbėjom, diskutavom tą temą, kad maždaug, aš nelabai prisimenu tiksliai, kodėl man buvo tasai, gal tiesiog, gal iš šeimos, nes mano tėvai ir išskiria, tai gal tasai buvo toksai iš šeimos atėjęs, žinai, kad maždaug, ai, na, čia jokios prasmės, žinai, nes kažkiek metų praeina, žinai, ir išsiskiria. Gal dėl to, čia vienintelis man logiškas paaiškinimas, kodėl taip galėtų būti. Bet daugiau aš ir nuoširdžiai neprisimenu, ar ten man buvo tas vat paaugliškas, žinai, toksai užsispyrims, kažkoks ten kažką bandym suradti, ai, kad čia, žinai, koks aš turnus buvau. Nu, nes, o man, pavyzdžiui, aš kaip tik sakau, aš tai nežinau, sakau, man tai santuoka, ta prasme, kaip tik sakau, yra labai gražus dalykas, kad tu sakau, nu, tu pasižadi vienas kitam, tu įsipareigoji vienas kitam, nu, gyvenimui, visam gyvenimui, ta prasme, nu, jo, žinom, kad visko nutinka gyvenime, skyrybos, taip toliau, bet, nu, ta prasme, tu kai tokies, tai tu nemastai apie tokius dalykus, tu kai tokies, tu kaip tik mastai, kad va, aš šiandien pasirenku tave būti tuo žmogum, su kuriuo noriu sieti visą gyvenimą, su kuriuo noriu kurti šeimą, su kuriuo noriu, nežinau, keliauti, statyti namą, verslą, dar Remontuot kažką. butą. Ta prasme, nu, tipo, daug dalykų daryti, nu, kiekvienam skirtingai, žinai, bet tiesiog, kad tu esi tas žmogus, su kuriuo aš noriu tą daryti. Ir net neturiu kažkokių, žinai, ten nuslėptų minčių, kad ten kažkas galėtų būti kitaip. Tai va, aš tada ir tau sakiau, sakau, nu, nežinau, sakau, aš tai kažkaip santuoka man, sakau, tai yra, nu, vos ne tai, kad, nu, privalomas dalykas ir labai juokinga buvo, nes tada, nu, tai Dominikas kaip ir
bendravo ir bandė, nu, ta prasme, nu, vis tiek kabino mane, aš tą žinojau, viską suvokiau, tiesiog, nu, leidaus būti daroma, ta prasme, bet, nu, dar nesileidau kibti santykius, tai ir tada, kai jisai atsako, ne, aš tai nesuprantu, ir aš sakau, tada neįsivaizduoju, kam tada tie santykiai be santokos, man tai čia yra privalomas, ta prasme, aš noriu, ta prasme, santokos, man čia yra vienas iš gyvenimo etapų. Jo, vienas iš, nu, tarsi gyvenimo etapų, kuriuos aš noriu patirti. Ir taip, ir, nu, tada Dominikas... Teko sėsti prie stalo, permąstyti strategiją, visą komunikacijos, kaip prieit prie jos. Nu, žodžiu, tai tada gal, žinai, ir tiesiog, nu, tipo, ir praprastėja biškai gal kažkaip kitaip. Aš manau, kad labai daug kas pasikeičia, kai tu surandi, nu, ta prasme, galva tu ir buvai nusistatęs, nu, tipo taip, bet kažkaip, kai mes pradėjom galbūt draugauti, kai pažinom tiek tu, tiek aš meilę, kurios niekada dar gyvenime nebuvom pažinę tokios, ta prasme, tai tuo momentu galbūt tada ir pradėjo tą santuoką tau darytis irgi, kad, nu, jo, logiška, tipo, kad, nu, faina ta santuoka, ta prasme, kad dabar suprantu santuoką. Jo, nes po 3 mėnesių toks maždaug. Let's do it. Kas toliau, knygutė, tai va tik siūdam, santuoka, kas toliau. Na, tai va, tai bet jo, ta prasme, aš manau, kad ir tas, šeimoje, žinai, tas modelis irgi, nu, irgi daro, ta prasme, toj aplinkoje, va, tie santokos pavyzdžiai, tikrai daro įtakos, kaip tu pats suvoki santoką. Tai va. Nu gerai, o kalbant apie santoką, vestuvės, tai kaip pasipiršai man? Pakalbėkim dabar šiek tiek apie mūsų vestuvės. Jo, biškai grįžkim. Pakalbėkim apie tą fainą šventę. Tai... Kiek laiko praėjo, palauk, mes pasipiršau 2? Jo, 2 metai. 2 metai praėjo. Nors planavom laukti 3, kad kai jau pabaigsim. Jo, žadėjom po mokslo, bet kažkaip nebeiškentėm. Nu, kažkaip sakom, vasarą anksčiau vieną reikia. Kažkaip vieną jau pralaukiam, sakom, nesąmonė, reikia jau kitą vasarą jau planuoti daryti. Nu, ta prasme, ko čia laukti? Realiai. Čia dar vienas iš parodymų, ant kiek, ta prasme, Na, ko čia laukti, pasakom. Tai šiaip kartotų mūsų šventę. Jo. Visa, ta prasme, viskas, ką sudėliojom, kaip sugalvojom, man žiauriai patiko. Visas konceptas. Kaip koks šiaulietiškas podcastas darosi. Visas konceptas, viską, tai žiauriai kartočiau. Man labai patiko, kad mes priėmėm tą sprendimą, kad darom aplamai. Visų pirma, tai mes turėjom labai daug sunkumų nuspręsti, kad kur mes darom. Mes abudu iš Šiaulių. Didžioji artimųjų dalis yra iš Šiaulių. Mes gyvenam Kaune. Toks maždaug, žinai, vienintelis toks esminis. Ir visą laiką kažkaip rišamės prie to, kad mes darom Šiauliuose. Nes Šiauliuose tų sodybų aplinkui kažkaip kaip ir žinom. Čia aplink Kauną nieką nežinom. Ir taip toliau. Ir, Bet paskui susiradom vestuvių planuotojas. Kurie sako, jūs tiesiog nenorit. Vienos dienos daryti be nakvynės ir toks. Mes galim taip daryti, 21 amžiuje taip daro žmonės. Tai jo, tai tada labai faina, kad pasirinkom Kaune daryti. Ir gavosi tokios kaip ir miesto vestuvės, bet kaip ir tas restoranas, jeigu galima tai pavadinti jį ten tokia... Šventės vieta. Tokioj terasai ten, ta prasme, buvo, kur ten žalia. Toks gamta miesto vidury gavosi. Jo, nes kaip ir vos ne centre ten realiai, bet tokia atskirtis gaunas ir ganėtinai privačiai. Tik tiek, kad mes negalėjom ten ilgai triukšmauti, turėjom vėliau eiti į vidų, tai ten nuo 10 į vidų, bet nesmė buvo, nes mes vis tiek ten buvom susiplanavę, kad iki 12, tai tenais mums tų 2 valandų po visos ilgos dienos, tos vestuvinės dienos, kaip visi įsivaizduoja, kad čia vestuvių diena, viską, čia jau navedžiai, žodžiu ir taip toliau. Mums jau ten 12 valandą jau buvo šagės. Bet mes ir tai vis tiek užsitęsė iki 2, man rodos, tą šventę. Jo, mes dar prasitęsim. Jo, iki 2. Tai vis tiek, žinai, kol vieni atsisveikino, kol kiti, žodžiu, tai vis tiek gavos, kad porą valandų užsitęsė. Pats konceptas, kad be nakvynės tenais, be 2 dienų ir taip toliau, žiauriai gerai. Labai patiko, nes tu važiuoji namo. Ir tu jau viskas, tu atšventys artimaisiais. Tau nereikia galvoti, kada tau ryte atsikelti, kad tu dar su tais pabendrautum, su tuo pajokautum, su tuo dar tenais dar kažką, žodžiu, tada vis išlydėti, pasirūpinti, kad visi pavalgytų. Tiesiog toks. Jo, toks atsikėlėm ryte ir tiesiog,
Viskas jau savo lovai. Tortuką tik tais atsikpjaunam savo vestuvinę, nu, papusryčiaujam, nu, tiesiog, ta prasme, labai labai faina. Ir realiai mes ne kitą dieną, dar kitą dieną, kad kažkaip, nu, po poros dienų išskridom kaip tik į Jo, medaus kelionę, į medaus mėnesį, tą vadinamą. Po 2 dienų, jo. Aš irgi kartočiau, labai labai faina šventė, tik tais, blemba, kiek pinigų. Aš kaip pagalvoju, ta prasme... Mes jau savo šventį organizavom ir pasidarėm dar tam kilime realiai. Jau tada atrodė, kad kosminius pinigus sumokėm, bet kai sužinai, kad dar kilo, čia kaip snaiknuojama turto, tai jau tada atrodė, kad brangu buvo, bet dabar net bijočiau sužinot kainas. Aš dabar net nežinau, ar aš, nu, vat, būtent dėl kainos norėčiau, ta prasme, daryti tą šventę, nes kad ir kokia jinai faina ir kad ir kokia ypatinga ta diena, bet to ant tos vienos dienos vos neišleidai, ta prasme, tokią sumą, už kurią tu galėtum, nežinau. Stiprų pagrindą būstą galbūt pasistatyti. Taip, arba sklypą nusipirkti. Paskolai, nu tiesiog. Tai kažkaip man, nežinau, man kažkaip labai labai faina prisiminti tą šventę. Jo, labai faina visais artimais pasidalinti tom emocijom, vien su kitu tą įamžinti, įforminti tą visą mūsų meilės dieną, tą visą mūsų santykių tokį apibendrinti per tą vieną dieną ir taip toliau ir pasidžiaugti su artimaisiais, kad visi suvažiuoja irgi pamato, kaip mes viens kitą mylim, ką reiškiam viens kitam, ir to visų pasidalinti yra labai faina ir tos nuotraukos vėliau išlieka, ta emocija tai yra neapsakoma realiai tą dieną. Ir įžadai, visą tą ceremoniją, mes dar pasirinkom humanistinę ceremoniją darytas, tai iš viso, ta prasme, irgi buvo žiauriai faina ir smagu tos įžadus sakyti, prisižadėti viens kitam tų dalykų, kuriuos dabar Dominikas irgi sako, kad dar iki dabar sako, matai, aš nemelavau, aš tau kiekvieną dieną, pavyzdžiui, atnešu vandens prie lovos padedu. Aušra, jeigu rūpinės, vis dar vykdau. Žodžiu, tai va. Gerai, tai pakalbėjom apie mūsų vestuvės. Ir kas pasikeitė po jų. Jo, maždaug visi, tai va, vestuvės. Praeis čia ir... Kaip tas vedybinis gyvenimas. Jo, nes jau tada dirbau su klientais, tai klientų įvairiausių būdavo iš įvairiausių kartų ir taip toliau ir maždaug, tai čia iki vestuvių, tai vienai po vestuvių, tai kitaip nieks nepasikeitė. Bet rimtai, Bet rimtai nieks nepasikeitė, nes, tai mes realiai 3 metus jau gyvenom kartu. Jo. Mūsų finansai irgi jau buvo bendri. Ta prasme, mes, tas bendri, mes turim 2 atskiras sąskaitas, bet, ta prasme, mes, kai einam valgyti arba ten apsipirkti arba dar kažką, mes, visiškai neskaičiuojam. Finansai yra skaičiuojam, ta prasme, planuojame aplamai, ten maždaug sukrenta būdų atlyginimai, tiek yra ten nuomai, ten tiek ten maistui plius minus, tenais tiek tenais dar kažkam bus, tiek įtaupimą ir tiek maždaug laisvam naudojimui ten tau ir man, žinai. Atskirai, ta prasme. Kad ten, žinai, einam į filmą, tai va, tu pusę man perves turėsi. Aš moku, bet tu pusę man perves. Ta prasme, nebūdavo tokių atskirčių ir daug, va, pavyzdžiui, netgi porų iki dabar, ta prasme, daro taip. Jeigu veikia, naudokit, viskas tvarkoja, žinai. Tiesiog. Bet man, pavyzdžiui, iš tos mane tai apsunkintų tiesiog. Būtent, kad yra, nepatogu, žiauriai. Aš kaip pagalvoju, jeigu ten reiktų kiekvieną ten tą vos ne eurą skaičiuoti ir, man, ta prasme, sunku būtų. Bet kodėl, žiūrėk? Darom šitą dabar, žinai. Kur Dominikas už mano, ta prasme, mūsų abiejų nuomonės sutampa. Jo, bet aš tokia intrigėlė. Gerai, bet, įsivaizduok dabar. Tarkim, aš uždirbu daugiau ir ne, tu uždirbi mažiau ir tu išleidi daugiau. Kaip tada tu reaguotum, pavyzdžiui, gerai, gal apsukim, gal taip tau, kad būtų daugiau suprasti. Ne, aš suprantu, taip pat taip. Kad aš... Ar tai tau, pavyzdžiui, čia vėl nuo santykių priklauso, bet, ar tave tai triggerina, ta prasme, kad, pavyzdžiui, tai tiksliau, ar tave triggerina? Ar, šiuo atveju ar mane triggerina, nepasimeskim istorijai, visi susikaupiam. Ar mane triggerintų, kad tu daugiau išleidi? Negu aš uždirbu. Jo.
Tai ar triggerintų tave? Ai, čia, aš norėjau tas paklausti, bet nesvarbu. Manęs netriggerintų, bet, pavyzdžiui, tave ir triggerintų. Ne. Viskas veltui. Nes, tai va, jeigu nebent būtų kažkokia rimta, ta prasme, problema, kad, aš matyčiau, kad žmogus leidžia tuos pinigus Nesąmonė, ta prasme, tarkim. ta prasme, ten, jeigu tu ten sakytum, nusipirkau PlayStation 5 random iš niekur ir tada kitą mėnesį, tipo, žinai, ten galvoju. Vaira. Toliau važiuojam. Tiesiog living the dream. Ne, bet ta prasme, tipo, arba šiaip turi kažkokių, nežinau, su lošimu susijusių priklausomybių, arba tiesiog, pavyzdžiui, iš moters pusės galbūt apsipirkinėjimų kažkokių manijų, žinai, ten belenkiek, tipo, užsisakinėjai internetu, arba eina tenai rūbų, žinai, pirktis dar kažką. Tai tada, ta prasme, tu tada, žinai, ir turi kalbėti, ta prasme, dėliot kažkaip tos finansus, bet vat mūsų atveju, kada mes abudu esam žmonės su, ta prasme, atsakingai vartojam, neperkam nereikalingų dalykų, abudu žinom, ko reikia, ir vat mūsų visos išlaidos tai būna arba pramogos kartu, maistas, mokesčiai, realiai viskas. Ta prasme, jeigu nebent ten kažkokia proga, va ten, ar tai aš tau kažką noriu nupirkti, ar tai tu man kažką nori nupirkti, ta prasme, slapčia ten dar kažką, bet ta prasme, nėra taip, kad... Jeigu kažkuriam reikia, visą laiką mes pasitarėm, kad maždaug, nebūtinai reikia, ten apie pramogas, ar kalbam, kad, žiauriai norėčiau ten, žinai, naują žaidimą, arba ten populinai ten, norėčiau knygos ten, ar dar kažką. Tiesiog praneši, kad tu neprašai leidimo. Jo, ta prasme, tiesiog... Tu informuoji, pasitari maždaug, jeigu tu prieštarauji, tu prieštarauk, bet argumentuok, nes jeigu knygos neleis man nusipirkti, aš save paliksiu. Tiesiog čia būtų what the fuck. Bet, tiesiog. Tai tu paklausi iš toks, maždaug, nepaklausi, tu pasakai, kad, žinai, ir jeigu tu nori, tu prieštrauk, žinai, ten, ar tikrai tau reikia, ar tikrai skaitys, ar nebus ten, kad paskir, žinai, išmės, ar tikrai gerai ten, ar pasidomėjai, čia kaip pavyzdys, aš jau visiškai, bet, taip, kad maždaug, neužsidirbai knygos šį mėnesį, nebūna taip nesąmonė visiškai. Tai čia nesąmonė dažniausiai yra todėl, kad, ir šiaip pasižiūrėjus, moteris mažiau uždirba negu vyrai. Tai čia, atsimeni, kažkada girdėjom per kažkokią radiją, kad ten, ta prasme, net radijo laidų vedėjas, kad, sako, nesąmonė, jeigu mes čia dabar maždaug eisim į restoraną, tipo, ir maždaug, tai kai jinai statys bus kebabas, o kai aš statysiu vien dėl to, kad uždirbu daugiau, tai turim jau eiti į restoraną, žinai. Jo, ten buvo tema, kad maždaug vieną kartą vienas moka, kitą kartą kitas moka už tarkim, maistą poroj, ir kad maždaug paskaičiuoja tas, kuris daugiau uždirba, tai maždaug, kai jo bus momentas mokėti už tą maistą, ar ne, ten kaviniai, tai duodavos nei Mišelinį restoraną dabar jau, kur bus Lietuvoje ir nevarai, o maždaug, kai kitas žmogus moka, kuris mažiau uždirba, tai tada kebabų. Šitą čia tema. Bet ta prasme, jis taip su nepasitenkinimu išreiškia, kad, tipo, tai čia nesąmonė, tai koks skirtums, kad aš uždirbu daugiau, tai maždaug, tiesiog, man pavyzdžiui, čia atrodo, aš nesuprantu. Aš irgi šitą nesuprantu. Tai kažkaip, tu santykiuose esi kartu, tai tu kartu nori arba kebabo, arba tu kartu nori į restoraną, ta prasme, tai tu ir taries, ko jūs norit kartu. Tai ir, man tai ta prasme, kažkaip nežinau. Tai kas pasikeitė? O kas, nukrypom biškai finansus, bet, tai kas pasikeitė, tai niekas. Gyvenom kartu taip, kaip ir gyvenom. Realiai jo, po vestuvių, po Big Day užsidėjom žiedus ir grįžom į tą savo vieną kambarį. Žiedas pasikeitė. Jo, žiedas pasikeitė, kurio tu neturi. Žiedas pasikeitė, tai nieko nėra. Čia dėl sutinusi mano galūnių, dabar neštumo metu nusijėmiau, kad nereiktų paskui ten pjauti. Tai va, tai tiesiog iš po tos mega super duper dienos grįžom į tą savo vieną kambarį butuką, kritom į tą pačią lovą ir viskas. Ir toliau visas dienas, toliau buvo kaip dienas, pavardę pasikeičiau, pasą pasikeičiau. Daugiau išlaidų tiesiog. Man, pavyzdžiui, tai buvo pagaliau, ačiū Dievui, aš galėjau visiems pasakodama jau sakyti, kad, tai va mano vyras, nes aš kai sakydavau mano draugas, paprasčiau, arba mano sužadėtinis, jau būdavo toks,
net neatspindi tos iš tikrųjų Dominyko reikšmės mano gyvenime. Ta prasme, nu, tipo, nes jis atrodo, kad jau senai mano vyras yra, bet dar nebuvo. Ir dabar, vat, nu, antiek lengva, kad, nu, va, mano vyras, nu, ta prasme, jau tas teisinis toks statusas ir teisiškai jau, kad mes esam šeima ir kad, nu, nedaug dievė kažkas nutiktų, aš sulaukčiau skambučio ir kad mano vyrui kažkas nutiko, arba tu sulauktum skambučio, kad tavo žmonai kažkas nutiko, o ne tai, kad, nu, jis artimiausias yra, ta prasme, nu, jis jau mano šeima, jis yra artimiausias žmogus, bet vien dėl to, kad mes nesam susituokę, dar skambučio sulauktų mano tėvai. Nu, tai... Nes realiai mes nuo to, kai įsikrausim jau, kad maždaug sakėm, nu, skaitėmės kaip, nu, kaip šeimos vienetas, jeigu save laikėm. Nuo pirmos dienos, kai įsikrausim, kad maždaug. Nu taip, kad tiesiog, kad tapom vienas kitam artimiausių žmonės gyvenime. Ir nu šeima tapom. Tai ta santuoka tokia maždaug, tai, kad mes tapom tokia... Teisėtai didesnė jėga. Tokia, nu, komanda. Nu, taip. Bet čia vėl apie teisiškumą kalbam, nes iki to realiai tai buvo, žodžiu, apibendrinant, nieks nepasikeitė. Tai vat ir, nu, ir aš manau, kad ta santuokos samprata visiems yra skirtinga. Jo, nu čia visiškai, ta prasme, santuoka yra tai, ką tu susiformuoji su savo antra pusė, su savo porą, ne? Mes jau tą buvo sampratą susidarę daug anksčiau ir per tą šventę mes ją teisiškai įtvirtinom, viens kitam žodiškai įtvirtinom savo įžadais ir tiesiog išsakėm tą kitų akivaizdai, kad būtų liudininkai, kad būtų žmonės, kad pamatytų ir ne, maždaug tą, ką mes jaučiam viens kitam, kad jie patvirtintų tą ir palaikytų mumis, pasveikintų, pasidžiaugtų su mumis kartu ir nu, tiesiog ir viskas, gyvenimas eina toliau, mes viens kitam tą išsakėm ir viskas. Kodėl žmonėm atrodo, kad po vestuvių, po santuokos kažkas gali pasikeisti? Ne po santuokos, po vestuvių. Po vestuvių, atsiprašau. Iki dabar dar tęsiasi. Kodėl po vestuvių kažkas pasikeičia? Tai man atrodo, kad yra visiškai iškraipyta arba kitų, nu, mano nuomonė. Anksčiau, žinai, kitaip būdavo. Jo, kitų kažkokia, nu, primesta ta nuomonė, kad, nu, va, viskas. Dabar tai tu viskas į kalėjimą sėdi, tu niekur nepabėgsi, tu nieko nedarysi. Tai jeigu tau buvimas su tavo antra pusė, su artimiausiu žmogum yra kalėjimas, tai kokio velnio tada tu iš vis eini tą santuoką? Nu, tai va tas ir yra esmė, kad galbūt problema nėra santuokoje, galbūt problema yra žmogaus pasirinkime, su kuriuo tu nori keliauti tą santuoką ir ar jūs, nu, ta prasme, kokie jūsų santykiai, ar jūs pasidėjo tos tvirtus pagrindus, nes pavyzdžiui mes vat kodėl, vat sakom, niekas nepasikeitė, todėl, kad mes labai stiprius... Nuo pat pamatų. Jo, mes labai stiprius pamatus pasistatėm santykių, realiai, vat, iki tų vestuvių dienos, o santuoka, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu manęs paklaustum, kas yra santuoka... Pulina, kas yra santuoka tau? Nu, ta prasme, kad, vat, nuo tos vestuvių dienos, tai, vat, ta santuoka ant tų pamatų, dėt po tą kiekvieną plytelę kartu, ir keliaut per tą gyvenimą, ta prasme, kaip kokį namą, žinai, statyti, tai va ta santuoka irgi yra, kad, nu, tu tiesiog po truputį, žinai, statai, va, nu, statai tą santuoką po tą kiekvieną plytą, kad ten šeimą, kuri palaikai, vienas palaiko kitą karjeroj, kitam sunkesnis etapas, jisai tada jį palaiko, karjeros augimas, vaikai, šeima, būstas, kelionės, nu, ta prasme, kad ir ką tu nori, tos plytelės, man atrodo, kiekvienoje santuokoje, žinai, vat, gali būti skirtingos ir, nu, skirtingą reikšmę, ta prasme, turėti. Tai va, man ta santuoka, vat, yra nesvarbu, ten metus, 2, 3, 4, 5, visiems galbūt skirtingais tais laiko etapais vyksta, nes, nu, pas vienus galbūt greičiau kažkas statosi vyksta, pas kitus lėčiau statosi vyksta, bet vis tiek, nu, ta santuoka yra nuolatinis, nu, galima sakyti, nuolatinis darbas, bet, nu, aš nepavadinčiau tai darbu, nes aš manau, kad, nu, bet kokie santykiai, jie ne tai, kad yra darbas, jie turėtų būti, nu, malonumas. Nes ta prasme, tu turi norėti taip, kaip tu nori palaikyti kažkokią draugystę,
kad tu, ta prasme, išeitum, pramogautum kartu, palaikytum vienas kitą tenai prastesnių momentų, turėtum su kuo pasišnekėti. Tai taip kaip ir tu tą draugystę palaikai, arba ten palaikai santykius su tėvais, nu, ta prasme, kad ten pasiskambini, paklausi, kaip sekasi, ar viskas gerai. Tiesiog kiekvieni tie santykiai turi tam tikras skirtingas funkcijas. Tai lygiai taip pat Dominikas dabar geria, aš jau baigiu padus. Aš girdžiu iš to kalbėjimo. Tai žodžiu, tai tiesiog, nu tai vat ir kas yra santuokos toj prasmei, tai kad tu ne tiek, kiek dirbi, bet tuo prasme tu nori nuvystyti ir tos santykius išlaikyti dėl tam tikrų priežasčių. Tai mūsų atveju dėl to, kad kurt šeimą ir kad kurt fainą gyvenimą, turėti tą palaikymą, turėti artimą žmogų šalia, su kuriuo gali ne tik sunkiais etapais pabūti, bet ir pasidžiaugti visu to, ką pasiekiai, visu to, ką pasiekėm kartu ir kartu gyvenimą. Nu, bet gerai, labai viskas faina, aš tiesiog nuostabu, aš visiškai tau pritariu, mūsų mąstym, ta prasme, mes abu žinau, kad mūsų mąstyms visiškai taip pat su tam, bet tada, žinai, gaunas, tai jeigu tas santuoka tik taip, kaip tu susinėlioji tą sampratą ir ne jos, tai tada kam iš jūsų nereikalinga, jeigu, pavyzdžiui, mes jau prieš santuoką žinojom, kad, nu, mes jau viskas, mes jau esam šeima, mes jau esam vienetas kažkoks, ar ne, kad jau mes žinom, kaip mes ką mes jaučiam vienas kitam ir panašiai, kam tada aplamai tada tą santuoką, nes dabar daugas labai nesito, nu, žiauri daugas, tokia tendencija yra, tai tiesiog. Aš manau, kad, nu, kiekvienam ta santuoka galbūt ir yra ta skirtinga interpretacija, bet, nu, mano pavyzdžiui atžvilgiu, tai visų pirma, kaip ir sakiau, kad, nu, tas noras pasižadėti kitam asmeniui, o visų antra, tai teisiniai reikalai. Nu, ta prasme, kad mūsų vaikas dabar gims ir jisai jau pasiims šeimos pavardę, yra šeimos pavardė, ne per brūkšnelį, kad teisiškai visus, ta prasme, nu, visas turtas mūsų susijungia į vieną. Taip. Nu, tu perki sklypą, aš irgi turiu sklypą. Big day for both. Nu, ta prasme, nes mes kartu perkam sklypą, žinai, nu, kai šį kaip šeima, tai tie visi teisiniai reikalai. Ir nu ir man kažkodėl, nu, todėl, nežinau, man ta santuoka, tai... Man gal toks vienas iš aspektų pagrindinis, kurį tu nepasakei, ir tų dviejų, kad į top 3 yra top 3 pagrindiniai mūsų abiejų nuomonė. Ir vienas, kurio tu nepaminėjai, tai man atrodo, kad yra ta santuoka, tas įforminamas vienas su kitu, tas teisiškumas, iš dalies yra ir tas, kad ypatingai sunkiais atvejais, kad tu negalėtum paimti, nu tu gali, teoriškai tu gali pasimti lagaminus ir išeiti iš namų, ne? Bet ta santuoka, tie įžadai, visa tai toks priminimas, kad tu ne šiaip savo susitokiai ir jeigu tau sunkus etapas ir kad tu ten pyksis eini per kažkokius sunkumus ir taip toliau, kad tu nepaimtum ir tiesiog, viskas, žinai, ir išeitum, o kad tu išspręstum problemą, nes tu, nu, bet kuriuo atveju išsiskirti tau reikės tam tikrų formalumų, praeiti visokius formalumus ir panašiai, kad tas įsipareigojimas jo labiau aplipdytų ir nepadarytų tą išsiskirimą tokiu vienu žingsniu, toksai maždaug vieno žingsnio stepso, o kad tu turėtum galimybę ir tą mintį, kad maždaug mes ne šiaip savo susitokėm, mes ne šiaip savo sakėm viens kitam kažkokius tam tikrus įžadus, kuriuos gal vėliau žmonės ir nori atnaujinti viens prieš kitą. Tiesiog, kad tas būtų užsikabinimas, dėl ko mes dirbam, dėl to, kad mes tokią ir tokią dieną svajojam ir žinojam, kad mes norim visą gyvenimą praleisti kartu ir dabar susidurim su tam tikrais sunkumais ir kad, reiks spręsti jos, o ne tiesiog paimti ir uždaryti, prasme, duris. Nes tai paprasčiausia, tu gali paimti ir išeiti, tiesiog, žinai, maždaug, o šitas toksai priverčia šiek tiek, padirbėti, čia iš mano nuomonės. Tai aš ir sutinku, tai aš manau, kad va čia tas ir yra teisinis reikalas, kada tu kai santuoka, tai viskas, tu jau esi šeima. Tai ne čia lygiai tas pats, dažniausiai, kad tu irgi, kai vaikas gimsta, tai irgi, jis yra jau viskas, jis, ta prasme, jis teisėtai yra tavo vaikas ir
nu, tu esi jo šeima ir tu irgi nepaims ir nesakysi, kad ai, atsibodai ir aš išėjau iš namų, ta prasme, viskas, tu jau įsipareigoji, tu esi atsakingas už tą vaiką. Tai lygiai taip pat tu įsipareigoji kaip vyras ir lygiai taip pat tu įsipareigoji kaip žmona. Ne tik kaip mama ir tėtis, bet kaip pat ir vyras ir žmona įsipareigoji vienas kitam, kad nu, nepaims ir taip pat neišeis. Gera diskusija, manau. Jo, iš irgi taip. Kažkaip tai fainai. Nu, bet rezume, santuoka, manau, vis tiek yra. Santuoka yra tai, ką jūs susikūrėt patys. Sampratą jos. Nu, tokia... Kokį jūs ją susikursit, tokį jūs ją ir turėsit, atsiprašau. Ne, tiesiog norėjau pasakyti, nu, tokia, kad, vat, o mūsų, vat, santuokos samprata, tai, vat, tokia yra. Ir nu, vat, ir visų patirtis skirtingos santuokos. Ir, vat. Bus įdomu, žinai, pašnekėti, kai jau vaikas bus. Jo, čia bus kita tema. Ir bus, nu, kaip santykiai keičiasi, kai jau vaikas yra, nes... Labai dažnai girdim tą prasme, kad oi, čia santuoka, čia taip, anai, baigsis tas. Atsiras vaikai. Nu, taip, ir tada taip apie santuoką, žinai, šneka. Jo, čia sekant stepsas. Šitą mes išbandėm. Nu. Mes sunaikinom šitą mitą. Na, ir tada, vat, kai sako, oi, atsiras vaikai, tai irgi tipo bus ten tas, tai irgi bus įdomu pamatyti, kaip pasikeis tie santykiai. Ar ta prasme, bet manau, kad apskritai žmonės labai... Kodėl mes dažniausiai vat, ir girdim daugiau neigiamų dalykų tiek apie santuoką, tiek apie gyvenimą su, ta prasme, santykių pasikeitimą su vaikais, todėl kad žmonės negatyvius dalykus yra labiau mėgėję sakyti, skūstis, žinai, ir išsikalbėti, nu, tas negatyvias emocijas, negu, žinai, nu, pasidžiaugti. Nu, ta prasme, dažniau girdim tos negatyvius atvejus, galbūt dėl to, kad, nu, lengviau išgirsti yra tą negatyvą, nes negatyvų žmonės dažniau skundžiasi tom savom problemom, negu laimingi žmonės ir laimingi santykiai džiaugiasi savo tą laimę, žinai. Taip. Tiesiog, nu, kad procentaliai gali būti ir daugiau laimingų žmonių, bet tiesiog procentaliai daugiau girdim, žinai, tų negatyvų. Supranti, kad tai? Suprantu. Arba, pavyzdžiui, gal mes nepriimam tos informacijos, nes mes pripratę, kad žmonės sako, kaip jums sako, gerai, ir mes sakė, supratau. Ir toks praleidžiam praus, gal čia šitą. Na, čia panagrinėsim vėliau šitą. Nu, bus matyti, nu, po kurio laiko. Dievo. Na, dabar einam prie sekančios rubrikos, kur Paulina pristatys mum šio podcast'o laišką, kurį gavom iš vieno iš jūsų. Gavom ne vieną laišką, tai Paulina trumpai permetė Kim ir atrinko šitą. Kitus galbūt aptarsim kitose tinklalaidėse, tai kviečiam jūs pasidalinti laiškais su mumis ir toliau. O dabar situacija. Taip, tai sveiki, Paulina ir Dominikai. Džiaugiuosi, jog kuriate tokį turinį mūsų visuomeniai. Nemeluosiu, pusę pirmos tinklalaidės praverkiau, lyginau jūs su tokį gilų ryšį ir gražų tarpusavio santykį su savo ir antros pusės santykiu. Paulinai tikrai labai pasisekė su tokiu supratingu vyru. Klausimas. Kaip jūs dylinat, kai suprantat, jog kai kuriais aspektais jūsų nuomonės nesutampa? Pavyzdys situacija. Mano antroji pusė dažnai rūko žolę. Yra ją ir užsiauginęs pats gyvendamas užsienyje, ten yra legalu. Sako, kad žolė turi labai daug naudos ir panašiai. Tuo tarpu aš jau nekartą esu prašysi mesti rūkyti, kas jam pavyksta tik porai savaičių. Bandžiau sakyti, primažinti bent porą kartų į metus. Jis sako, tada geriau išvis nerūkyti, bet jam tai nėra opcija. Dirba tikrai intensyvų darbą, sako, kad tai jam padeda nusiraminti, greičiau užmigti, aš to visiškai nesuprantu, manau, kad turi pats mokėti valdyti savo nerimą stresą, o nedirbtinai malšinti svaikalais. Ir jis taip pat sako, kad nėra priklausomas ir gali bet kada mesti, bet to dabar nenori, o aš nenoriu gyventi taip dėl to, kad galbūt kažkada mes rūkyti. Kai pasakau, jog aš nenoriu savo ateities kurti su priklausomu žmogumi, atsako negąsdinti skyrybomis, bet man jau per sunku pyktis vis dėl to pačio. Kartu esame 4 metus, turime bendrą būstą, vaikų nėra. Tai va. Nu. Kokios tavo mintis? Nu tai, tarkim, realiai, aš dabar kai galvoju, ta prasme, galim, ta prasme, iš savos net patirties kažkokių įžvalgų padaryti, nes ką mes darom apskritai, kai nesutampa mūsų nuomonės?
kalbamės. Jo. Kalbamės ir bandom suprasti, prasme, vienas kito poziciją, Jo. bet tu turi realiai labai atvirai, tarsi nėra labai fainas dalykas atvirai. Visiškai nėra fainas dalykas, nes būna breakdownai, ta prasme būna, ir tai kalba eina apie 15 minučių pokalbį tiesiog po darbo, tai kalba eina apie intensyvius su galimom pertraukom, su galimais tylos pauzėm, kokiu pusvalandis yra nekalbėjimo pauzė, permąstymo pozicijų sudėliavimo, bet vis tiek grįžtame prie to, kad vėl sėdi, vėl kalbi, vėl pasieki tam tikrą piką, kad, pavyzdžiui, nebenori ir ten dar kažkas, bet tu nepabėgi iš namų ar dar kažkas, tu gali vėl trumpam užsidaryti, permąstyti ar dar kažką, bet esmė, tu nepasitrauki, kol nėra, priimtas kažkoks sprendimas arba išvada, kompromisas, tiesiog. Bet tas šlikščiausia, žinai, kad, čia tai įsijungia santykių darbas, nes tu turi savo nuomonę, bet tu turi į tą diskusiją atverti mintis ir įsileisti ne tik savo nuomonę, bet ir to kito žmogaus mąstymą. Kaip jisai mato situaciją. Bet tai gali veikti tik tuo momentu, kada tas kitas žmogus daro lygiai tą patį. Ja. Nes jeigu tik vienas žmogus sakys, gerai, pabandom, aš bandysiu priimti po tavo nuomonę, o kitas žmogus taip, maždaug, tu turėtum priimti mano nuomonę, tai, nėra, ta prasme, labai... Aišku, nebuvo išsiplėsta laiške, bet panašu, kad rašantis asmuo yra bandęs, kaip suprantu, suvokti tą kitą pusę, ko nedarė tą kitą pusę atgal. Bent jau man iš laiško taip susidarė toks įvaizdis, ne? Tai pirmiausias turbūt stepsas, tai turbūt būtų tiesiog susėsti ir pasikalbėti, aplamai išsiaiškinti, kokie yra, galbūt tai pradėti nuo toliau, ar ne visiškai, kad kaip jie mato jūs santykių šiuo metu, čia mano, kaip aš tai matau visą tą situaciją, kaip jie mato šitą santykį, kaip mato, kur jisai vystosi ir kur jisai eina, kokie yra bendri tikslai. Jeigu tikslai sutampa ir vizija maždaug sutampa, tada yra aiškinamas, kaip link to eiti ir kas gali trukdyti tam eiti. Ir tada tas prieinam prie to, kad įsiklausyti, kad, pavyzdžiui, vienam rašančiam asmeniui yra trukdis šita situacija ir, kad jam labai kliūna šitas dalykas. Ir tada, išklausyti to žmogaus, koks jo pasiteisimas ir panašiai, čia šiuo atveju sako, kad darbas, bet, tada reikia keisti, tada tu vėl išsiaiškini, ar tau yra svarbesnis darbas, ar tau yra svarbesnis žmogus, su kuriuo tu planuoji šiuo atveju, kaip matau, praleisti tolimesnį gyvenimą. Tai jeigu tau darbas yra svarbesnis, tas stresinis, kuris sau kelia tokia įtampa, ir jeigu tu manai, kad šitą apsiraminimo, nusiraminimo galimybė yra tinkamiausia ir geriausia, tai nežinau, tada complicated situacija labai, tada reikėtų labai permąstyti, ar tie santykiai tada yra pakeliui aplamai. Jo, nes, aš puikiai sutinku su tavimi, nes, pavyzdžiui, aš irgi, tarkim, galim sakyti, gerai, aš mėgstu kokteiliukus, dar kažką, bet aš dabar esu nėščia ir aš maitint planuoju. Dabar, kadangi aš pasirinkau būti mama, aš pasirinkau būti, ta prasme, atsakinga ir, jo, aš mėgstu, žinai, ten išgerti galbūt kažkokiu alkoholiniu gėrimu, bet, aš pasirenku to nedaryti. Ta prasme, aš pasirenku to nedaryti, nes aš turiu tam tikrus įsipareigojimus ir aš turiu aš susidėlioju tam tikrus prioritetus ir kažkaip, nėra problemos man, ta prasme, atsisakyti to daryti, nes aš nesu priklausoma ir, neturiu tos priklausomybės. Bet tai ir čia neaišku, ar žmogus turi priklausomybę, ar čia žmogus, šitame... Ar jisai nemato priklausomybės? Ar jisai tiesiog galbūt jisai nemato priklausomybės, nes jeigu, pavyzdžiui, matai, kad kaip ir sutampa, ta prasme, tie, nežinau, tie tikslai, noras, ta prasme, kartu toliau judėti, viskas kaip ir atrodo pakeliui, bet vienintelė problema yra šita ir atrodo, kad, čia gali būti priklausomybė, bet gali būti galbūt ir tiesiog tas nesuvokimas. Kad esi priklausomas? Ne, ta prasme, tas nesuvokimas, kad
Nu, kokia, ta prasme, nu, nesuvokimas, kokie tavo prioritetai yra. Jeigu tu, ta prasme, jeigu tu sakai, kad tu nesi priklausomas ir tu iš tikrųjų nesi priklausomas, tai galbūt, nu, žmogus ne iki galo, vat, tas, kuris rūko žolę, suvokė savo prioritetus. Gali būti ir toks variantas. Tai, nu, iš tikrųjų, tas gilus pokalbis ir tas šlykštus pokalbis yra realiai pagrindinis variantas, nu, ką reiktų padaryti. Bet, vat, o klausimas, kaip tada, vat, nu, tam asmeniui, kuris nerūko žolės ir yra nepatenkintas dėl to asmens, kuris rūko žolę, kaip jį priversti, vat, pavyzdžiui, būtų atsiverti va tokiam pokalbiui ir priversti jį pamatyti, kodėl nepatinka tam asmeniui, kad jisai rūko žolę. Nu, ta prasme, kaip priversti jį matyti ne tik savo, ta prasme, tą nusistatymą, o kažkaip įkalbinti, ta prasme, kad, nu, jisai ir kažkaip atvertų tą savo mintis, biški pažiūrėtų iš kito kampo. Aš iš karto toks maksimalius, iš karto tokius kritinius, iš karto pagalvojau, kad maždaug, kad sugalvoti tai, kas nepatinka tam asmeniui ir maždaug sakyti, kad aš planuoju dabar, nu, užsiimti tam tikrą veiklą arba rengtis taip ir taip, arba daryti tą ir tą, kas labai tam nepatinka kitam asmeniui ir jis maždaug tada, ne, tai aš čia nesutinku ir taip toliau ir tada, nu, bet čia toksai iš karto toks maksiminis, toksai, žinai, gaunasi jau toks. Bet gerai gal pateikti pavyzdį. Nu, bet gal gerai, jo, kad tu maždaug tu įeini iš karto su tokio, nu, kritinė situacija, kad maždaug tu sukeli netgi tą tokį pyktį galbūt, ar ne, tam kitam asmeniui, ir tada maždaug, nu ir va, ir tada tu pamatai, kaip jaučiasi, tas, kaip, nu, tu jauties, kaip jisai taip elgėsi ir kai apsuki tą visą, žinai, situaciją priešingą pusę, tada jisai pamato, kaip tu jį matai, ir tada gal tada sumastytų ir pradėtų bent jau klausyti, žinai, maždaug, nu, ieškoti kompromisų ir taip toliau. Čia man tokia mintis. Bet, nu, aplamai, dar kas yra liūdniausia, gal, nu, vienas iš liūdnų dalykų iš to situacijų, kaip tu sakai, kad neišsiryšė, nėra to prioritetų, kad, nu, tiesiog, nu, jeigu ir yra išsiryškinęs prioritetas ir jeigu čia yra pasirinktas prioritetas ir jeigu jau tai tęsiasi kažkiek laiko ir, nu, nepasirenka, nu, vis tiek yra pasiliekama ties to prioriteto žolės ar ne šiuo atveju, negu santykių gerinimo ar kažkokio ten tiesiog gerovės prieimimo, tai tada, kitaip tariant, yra renkamasis kitas malonumas, o ne santykiai. Yeah. Nu, tiesiog. Kad ir kaip, nu, žiauru. Kad ir kaip žiauru ir kad ir kaip liūdna tai skambėtų, bet, nu, taip gaunas. Nes, nu, mūsų santykių pradžioje irgi buvo tam tikrų situacijų, apie kurias galbūt neišsiplėsim, bet irgi buvo, kaip sakiau, ne pats geriausias laikotarpis mano gyvenime. Ir čia irgi turbūt prie mūsų santykių pridėjo tas, kad mes su Paulina jau pradėjom vėl draugauti ir būti pora, kai aš buvau gerokai nusmukęs gyvenime, tiesiog buvo irgi grįžau iš kariuomenės, turėjau planus, susidėliojęs visą savo ateitį ir viskas irgi griuvo ir tiesiog turėjau tam tikrų keblumų. Ir tie keblumai trukdė su Paulina, nu, ta prasme, irgi buvo vienas iš trikdžių toliau vystyti santykius. Ir tai kėlė kitokias problemas, tai vystė, ta prasme, kitokias problemas, ne tik pati ta problema buvo problema, bet melavimas. Bet tai jo, prisijungia ir melavimas, ir ten nuslėpimas kažko ir taip toliau. Ir tai vystėsi, ir kai aš supratau, kad tai viskas lipdos ir, nu, tu bandai nuo vienos problemos pabėgti pameluodamas ar dar kažką, ir kai viskas lipdosi vienas ant kito, tu tokį šūdo gabalą, atsiprašant, sulipdai viską, kuris tau pačiam ant galvos krenta, ir tada ir įvyko vienas, turbūt irgi vienas iš tų kritinių situacijų, kas irgi padėjo augti santykiam, kai mes susėdom ir apturėjom vieną iš tokių šlykščių pokalbių su daug ten ir ašarom, ir nusivylimų, ir pykčių, ir apsikabinimų vėliau ir taip toliau. Ir čia nein pailiui, čia buvo miksas, tiesiog, žinai, tiesiog taip. Nes tiesiog, kad kartais net tas vienas pokalbis, ta prasme, neišsprendžia visko, kartais, ta prasme, tu pasikalbi, bet tada, jeigu buvo įsivėlęs melas, tu nebepasitikė ir tada tu vėl kalbės ir, nu, ta prasme, tu, kad atgautą pasitikėjimą, dar kažką, ta prasme, čia toks darbas atvyksta ir, nu, jo realiai tada buvo
nu, tas momentas, kada ir buvo suvokiama, ta prasme, arba reikia šalinti tos trikdžius ir išsaugot santykius, Taip. arba Jo, buvo, nešalini jų ir tada, nu, pats žinai, kokia pabaiga jo, tavęs tai laukia. tiesiog skirstomės ir negaišinam viens kitą laiką. Ir tada kažkaip labai... Susidėliojau prioritetus, kad, nu, supratau, kad, nu, ta problema, nu, net ta santykiuose kylanti problema, ar ne, nu, kuri trukdo mūsų santykiam, jinai nėra man tokia svarbi, jinai iš vis nėra svarbi, nors man tuo momentu atrodė, kad, nu, Labai svarbu. nu, tiesiog, žinai, bet, nu, Dabar vėl tiktais- grįžtu. Jo, dabar dabar, tiktai kai tu jau subręsti gerokai, pabrendęs būni, tu suvoki, kad ten kvailystė, buvo visiškai, ten buvo durniausias dalykas, ką galėjau daryti. Ir aš esu laimingiausias žmogus, kad Paulina ištraukė manęs iš tos situacijos. Tiesiog, kad laiku ir vietoj mes pasikalbėjom, jinai mane atvedė į protą, jinai išsakė savo perspektyvą iš savo pusės, kaip jinai tą mato, jinai privertė mane pamatyti jos akim visą tą situaciją. Ir tu suvoki, kad... Ir aš irgi suvokiau tada iš tavo pusės, irgi sakiau, kad aš pilnai suvokiu, ta prasme, taip kaip tu jauties ir, nu, kad tau čia yra žiauriai, nu, ta prasme, nu, labai prasta, ta prasme, prastas gyvenimo laikotarpis, sunkus gyvenimo laikotarpis, bet ir, ta prasme, ir tiesiog aš jaučiuosi liūdnai, kad, nu, tau tam tikri dalykai, ta prasme, irgi yra daug, nejaugi tau jie yra daug maloniau visam šitam, ta prasme, ar jie tave išgelbės iš šito sunkaus laikotarpio, ar santykis su manim, žmogus, kuris tau nori ir linki tik geriausio, gali tave išgelbėti iš šitos duobės. Ir tuo momentu gal va trupiniukų, žinai, padėjo gal tas dalykas, žinai, suvokti, ta prasme, kad, nu, pasidarytų tas perversmas, bet dabar, kai pagalvoju, nu, tai, nu, taip ir buvo. Ta prasme, taip Tiesiog buvo ištiesta pagalbos ranka. Kad realiai, ne, ta prasme, bet kad nuo pat pradžių mūsų visi santykiai, ta prasme, nu, lygiai grečiai ėjo ir santykiai ir to problema vystės. Ir galų gale, va, tas ir priejo, kad, nu... Tas sprogimas buvo ties to, kad maždaug išsprendžiam problemą, varom į Kauną, arba, nu, nes buvo labai, nu, realiai mes rugpjūtį išsikraustėm, kažkur birželį turbūt buvo vienas iš tų pikų to pokalbio, žinai, kad maždaug ar mes vystam toliau ir čia vat galbūt važiuosim į Kauną, žinai, arba viso skirstamės. Ne, tai va. Tai realiai pagrindinis, ta prasme... Tai realiai, nu, realiai ta pati situacija. Tai mes ją išsprendėm, labai gerą pasirinkai laišką, nes vat, nu, mes galim savo patirtim, kad mes realiai tai išsprendėm per pokalbį, kuriuo per sunkius pokalbius ir tiesiog sunkų darbą, kuriuo metu mes žaidėm, ta prasme, ant to, kad arba mes išskirstam, arba mes liekam kartu ir stipresni, nu, kaip pora. Jo. Ir... Tai tiesiog reikia, manau, tada vat, ir pasakyti tam laiško autoriai, kad, nu, stengtis pasikalbėti, nu, vat, išlikščiais pokalbiais, kad ir jau buvo kalbėtasi, bet, vat, jeigu norisi, tada, vat, kaip ir sakai, kad, nu, priversti, ta prasme, pažiūrėti šios pusės, kad tada, vat, galbūt kažkokį pavyzdį pateikti, kas jam, pavyzdžiui, ir galbūt nepatiktų, kartu atsisėsti, susidėlioti ateities planus, ar jums pakeliui ateities prioritetus ir pasižiūrėti į visą tai, ta prasme, iš šono. Jo. Tai toks būtų mūsų patarimas, kad ir, nu, sunku, žinai. Sunku, ta prasme, yra šiaip, nu, labai, nu, taip sureaguoti ir tu nori padėti, atrodo, tam žmogui, nu, ta prasme, tikrai labai nuoširdžiai nori padėti, bet, nu, vat, kartais, kad ir kaip nori padėti, bet, nu, vat, nu, nežinau. Pats šlikščiausias kelias, kurį dabar matot, yra pats teisingiausias. Jums reikia tą purvio duobę lipti dabar. Ir, nu, arba bus gerai, arba bus negerai, bet... Long terme bus gerai, nes arba jūs sužinosit, kad jūs gaištat viens kitam laiką, arba jūs praspręsit problemą ir abudu būsit long terme laimingesni. Tiesiog, nes nemanau, kad čia yra toks dalykas, kuris turi arba gali bent kažkokia kropelytė būti svarbesnis už santykių šiuo atveju. Ir aš manau, kad tas žmogus, kuris nėra priklausomas, tikėkimės, kad nėra priklausomas, kad long terme jisai pamatytų, kad
kad realiai, nu, jūs net padėjot, čia autorius, kad net padėjot, ta prasme, žmogui galbūt išspręs kažkokios problemos. Jeigu tai yra darbas, keiskit darbą, nes šiandien nėra tas dalykas. Ieškot šaknies, yra kitų, ta prasme, jūs padėkit tam, nu, tas žmogus, pirma, aišku, turi norėti pagalbos, bet padėkit, ta prasme, nu, tai šaknis kažkokia, kaip tu sakai, tai darbas gali būti, jeigu tai nedarbas, reiškia kažkokie kiti gilesni galbūt dalykai, kurie priverčia, nu, rūkytą žolę ir ten kitaip vartoti ją, tai tiesiog tada gal reikėtų pas psichologą apsilankyti, tiesiog išspręsti, pasikalbėti, jeigu su jumis nenori kalbėtis, jeigu tikrai tas žmogus jums, nu, labai artimas ir, nu, svarbus, kadangi esate pora, tai taip, tai, nu, tiesiog galbūt, jeigu jisai atsisako su jumis bendrauti, galbūt jis galėtų pabendrauti su savo draugais, gal su kažkokiu draugu, kuris neužsiema tą pačią veiklą kaip ir jisai, ten ne kartu rūko ar ne, bet galbūt yra kažkuris, kuris galėtų jį padėti atvesti protą, nu, kad nebūtumėt, nu, viena, o autorė buvo, ne, moteris. Tiesiog, kad nebūtumėt viena, o pasitelktumėt gal kažkokią pagalbą, gal specialistų arba artimųjų. Taip. Tai tikiuosi, tavrasime, visą šitą situaciją išsispręs ir tikiuosi padėjom kažkiek galbūt iš savos tos pusės. Tai šiandien tiek? Su tokia sunkesnė biškutė, ne taip su pakilėtų tokia tema pradėjom, santuoką, viską ir toks... Užbaigiam tai visą. Bet labai geras laiškas. Čia buvo pavyzdys, kokiu mes laiškų norime, ne? Nu, ta prasme, daug, čia... gali būti ir kitokie, žinai, bet labai geras. Bet žiauriai geras laiškas. Ir, nu, pradėjom santokai, nors, kai tu sakai, va, čia irgi yra, ta prasme, santykių, va, ta prasme, santykių tikrai labai svarbi dalis. Tai manau, kad šitas podcastas gavosi šiek tiek ilgesnis. Negu planavom, nes kažkaip norėdavom visada palaikyti iki valandos laiko. Nežinau, dar neįsivaizduoju, kiek čia bus gavosi, bet tikrai manau, kad virš valandos. Gal ir ne. Bet pažiūrėkite į tą pusę iš šitą situaciją iš kitos pusės. Jūs mums privertėt atsipalaiduoti. Nu, daugiau išsikalbėti, išsišnekėti. Nes taip, mes norėjom, pirmas podcastas tiek gavosi toks biškutį įtampa, biškutį toks, kaip čia gavosi, kaip čia kavo, dabar viskas tiesiog natūraliai flowina. Tai va, tai tikimės, kad patiko antrasis epizodas. Toliau palieku elektroninį paštą aprašyme, jeigu norit atsiųsti mums laiškučių. Turim laiškučių išsisaugoję ir į priekį, kur buvo keletas žmonių atrašę. Tiesiog dėl laiko stokos nenorim užgrūsti tais laiškais mūsų podcast'o. Palikim intrigą. Jo, kad išskirstyti per kelias. Bet jų niekada nebus per daug. Taip. Ir tuomet atsisveikinam. Tikimės, kad patiko antras epizodas. Tikimės, kad praleidot gerą laiką. Ir susitiksim. Kažką. Dabar neaišku, kada vėl. Mes kiekvieną kartą gamblinam, kada išeis. Ar dar spėsim įrašyti vieną epizodą, ar nebespėsim jau įrašyti. Bet manau, kad aš dar sakiau, kad labai faina būtų, kad kitas arba dar kitas, nežinau, epizodas būtų, kad apie mūsų gimdymo patirtį, kad ir kokia jinai bus. Tikriausiai, kad sekanti tokia ir bus. Nu, tai manau, labai faina bus pasidalinti su jumis mūsų patirtim. Tai va, iki kitų kartų. Iki.